Važiuosim dar Subariką tokį apžiūrėti. Pardavėjas problematiškas, nes VIN kodą neduoda. Sveiki, dėl jūsų Subaru skambinu. Taip. Važiuosim pasižiūrėti. Galėtumėm būti apie 3 valandą. 4 būsit vietoje? 3-4. Klaipėdai kažkur važinėjai. Jūs pats važinėja dar su to automobilio, ne? Pats. Gaila, kad nešaltas variklis. Norėtume matyti šaltą, nekurtą iš panaktas. Čia dabar. Nu, žinot, pasiklausytumėm, kaip pašaliniai garsai, kaip kas būna kartais gedimai, matosi tik ant šalto variklio. Tai... Nėra jokių gedimų tam variklio, viskas ten normaliai yra. Gerai, šaunu. Mes turim įsitikinti. Viskas šaunu, mes turim įsitikinti tai, ką sakot. Tai žiūrėkit, numetė. Kosmonautas, ką? Tarka, biški kelia jau čia. Dažyta matas bus. Turiu klientą tai mašinai. Jeigu viskas tvarkinga, paims. Dirbu darbą tokia, tikrinu mašinas prieš pirkimą. Ta dalis gali būti virinta, nes čia linija, reikia pasižiūrėti. O iš kur žinai? Ai, supratau. Bet išorinę skardą tik tai. Ant klijų sodinta buvo. Netikiu, kad čia daug špakų. Radau virinimą, siūlę liktai. Tuoj pažiūrėsim. Čia gana lengvai pasižiūri. Nėra, ten gali nelys. Kodėl? Viskas ledas. Nu galiu pasižiūrėti, ar ne? Nu, kam taip žiūrėti? Nu man įdomu. Nu, nėra, ten sakau, viskas gerai. Nes čia, man atrodo, virinimą siūlę, toje vietoje bus. Tenai per vidų nieks nelinda. Per vidų nieks nelinda. Tai aš vis tiek atgal taip pat įdėsiu, tik pasižiūrėsiu. Kam reikia? Žiūrėk toliau. Tai man svarbu sužinoti, ar yra virinta. Aš tau sakau, nėra virinta. O tai kodėl negaliu pasižiūrėti? Todėl, kad ten nėra virinta. O kodėl negaliu pasižiūrėti? Todėl, kad nuo kam ten lysti? Nu kaip tai, ką man svarbu pasakyti klientui, ar yra virinta ar nėra? Nėra. Tai aš tik pasižiūrėsiu, gerai, atgal sėdėsiu. Nu, aš pats lindau ten. Nu jo, o tai kodėl aš negaliu? Nieko nėra. O tai kodėl aš negaliu pažiūrėti? O kam reikia ten daryti? Nu man svarbu, žinai, aš perku žmogui mašiną, tai man svarbu pasakyti, kaip ten yra iš tikrųjų. VIN kodą neduodat, apžiūrėti neleidžiat iki galo. Tam, kad galėčiau... 30-40 metų mašinas varau, anksčiau VIN kodus kokį žiūrėdavau. Tai prieš 30-40 metų nebūdavo tokia dalyka. Vat būna ir tokių automobilių pardavėjų. Ir kartais tie aferistai moka apsimesti labai mielais, gerais, draugiškais, fainais pardavėjais. Ir viską leidžia žiūrėtalę. Ir gali bet kam įkišti visišką lavoną. Jeigu jūs jo netikrinat, jūs nežinot, ką perkat. Reikia pagalbos, kreipkitės į autopatikrą.